Tai meteorų lietus šį vakar bus nuostabus. Šaunu. Beje, meteorais lieti kartą per 100-metį. Šimtmečio šventė. Mums reiktų paskubėti. Nesinori vėluoti. Štai. Spaikai, ar pasiėmė mano plunksną ir rašalą? Taip. Rytinius? Taip. Taip pat įdėjau teleskopą, obuolius, bananus, vaisinį punšą ir ką tik iškeptus naminius 3 riešutų sausainius su vaniliniu kremu. Matau, tu ir vėl skaitai mano mintis, Spaikai. Štai kodėl tu mano padėjęs numeris 1. Atsiprašau, kaip sakei? Štai kodėl tu mano padėjėjas numeris 1. Nenugirdau, ką? Pasakiau. Nagi, Meime, palauk. Vos nepamiršau. Noriu pasiimti astronomijos almanachą astronomams. Astronomų alma, kas toks? Sena didelė mėlyna knyga apie žvaigždes, palydovus, planetas, visatą. Aišku, tuoj. Ei, kur užtruko mano padėjęs numeris 1? My little pony, my little pony. Ah, my little pony. I used to wonder what friendship could be. My little pony. Until you all shared its magic with me. Big adventure, tons of fun. A beautiful heart, faithful and strong. Sharing kindness, it's an easy feat. And magic makes it all complete. You have mine. Did you know you are my very best friend? Mano mažasis ponis. Aš tikra, kad padėjau astronomijos vadovą į vietą. Knyga būtų padėjus man šiąnakt nustatyti įvairias planetas ir žvaigždes. Na, gal ją kas nors pasiskolino, bet tau tos knygos nereikia. Ir taip, žinai, visų planetų ir žvaigždžių pavadinimus, nes tu super protinga ir astronomiškai nepakartojama. Ačiū, Spaikai, tu tikras palaižūnas. Taip, aš saldžiai liežuvis. Ir padėjęs numeris 1, ar ne? Taip. Oho, kibirkštėlė, tau pasisekė, kad turi tokį šaunų padėję. Norėčiau, kad kas nors vykdytų mano nurodymus. Aš padarysiu, ko tik panorėsi, vaivorykšte. Tikrai mažė? Tai gali išneš šiukšles? Klausau, panelė. Ar turim dėkoti Spaikui už tokias nuostabės vaišes? Jis tiesiog nepakartojamas. Liaukitės. Pasakiau, liaukitės. Mažiukas, Spaikiukas, Zuikiukas, kas galėjo pamanyti, kad didžiuliai žiaurūs drakonai užauga iš tokių meilučių? Spaikai, tu tokia žvaigždutė, kad tiesiog turėjau pasiūti tau šitą peteliškę. Dieve, jūs verčiat mane nesmagiai jaustis, liaukitės. Kibirkštėlė, eilė tau. Spaikai, gana. Ei, poniai, pasirodymas prasideda. Oho, šie sausainiai tikras gardumėlis. Jos iškepė Spaikas. Beje, Spaikai, gal galėtum atnešti mums šiek tiek punšo? Spaikai. Vargšelis. Visai nusivarė nuo kojų. Ir dabar punšas su Spaiko prieskoniu. Labanakt, Spaikai. Labanakt, Spaikai. Saldžių sapnų padėjau numeris 1.
Kometų nagrinėjimas. Kometos maži netaisyklingos formos kūnai, susidedantis iš nelakių, granulių ir užšalusių dujų. Jų struktūra trapi ir nevienalytė. Pulk galais. Spaikas susitvarkytų su šio darbu. Gaila, kad jis miega. Palauk, neišskrisk, nebijok. Ačiū, kad grąžinai mano rytinį. Dieve, kaip šiąnakt šalta. Sakyk, gal norėtum čia pailsėti ir palaikyti man draugiją, kol dirbu? Kur aš sustojau? Trapus ir nevienalyčiai, juos supa debesys. Medžiagos vadinamos koma, kur artėjant prie saulės didėja. Pramiegojau. Suprantu, kad jau 10, bet aš šviežios galvos ir šviesių akių, tad galėsiu dirbti dvigubai greičiau. Tik nepyk į birkštėlę. Ko norėtum pusryčiams? Avižinės košės, o gal saulėgrąžų kokteilių ar žolės blynelių? Spaikai, nesijaudink. Bet mano rytiniai darbai, viskas gerai, pelėdžiukas juos už tave nudirbo. Kas? Jis mūsų naujas jaunesnysis padėjęs, jis tau padės, kad nebūtum toks pavargęs. Ką mums jaunesnio padėjo? Aš nepavargęs, puikiai tvarkausi pats, man nereikia miego, aš... Spaikai, nesijaudink, jis tiesiog šiek tiek pagelbės, turiu išeiti, o tu eik pristatyti pelėdžiukui, jis bibliotekoje. Jaudinos, ar aš atrodau susijaudinęs? Aš nesusijaudinęs, kas jaudinas. Labas. Oho, brulau išgazdinai. Labas. Spaikas. Aš tikras, kad kibirkštėlė tau apie mane pasakojo. Spaikas, padėjęs numeris 1. Aš Spaikas. O kas tu toks? Kas per padaras? Maniau, tu vardu pelėdžiukas? Na gerai, pelėdžiuk, nesvarbu. Aš Spaikas. Aišku, tau te reikia žinoti, kad aš numeris 1, o tu numeris 2. Aišku? Tai tu paslaptingas tipas, ar ne? Aš turiu akis ir pakaušį. Aš tave stebiu, aišku. Na, netiesioginė prasme, bet supranti, ką turiu galvoj. Tas paukštis kėsinasi į mano darbą, jis nori būti numeriu 1. Įrodysiu kibirkštėlė, kad aš nusipelniau būti numeriu 1, o ne tas pakvaišėlis. Neleisiu jam atimti iš manęs darbo, net jei tai bus paskutinis mano poelgis. Oi, koks nuostabus pūkuotai plunksnuotas draugas, aš sužavėta. Jis nuostabus. Jis nuostabus. Jis nuostabus, taip nuostabus. Jis tikrai žavus. Pelėdžiuk, tu tikra žvaigždė, taigi turėjau pasiūti tau peteliškę. Ko jis niršta? Ko gero pavydi mūsų pelėdžiukui. Gal Spaikas bijo, kad pelėdžiukas gali jį pakeisti? Pakeisti jį nesąmonė. Spaikas žino, kad jis nepakeičiamas. Jie rado man pamainą, man reikia susimti ir parodyti kibirkštėlę ir pelėdžiukui, kad aš vis dar numeris 1. Spaikai, paduok man knygą pavadinimu Dviprasmės mitinės būtybės, žinau, kur ji. Ačiū, pelėdžiuk, Spaikai, nesivargink. Pelėdžiukas nuskrido ir atnešė man knygą. Tiesa, man dar reikia stebuklų šalies šeškų. Lipk iš ten, kol nenukritai. Velnias. Aš jūsų paslaugoms. Mano paskutinė plunksna jį lūžo. Nesijaudink, Spaikas tavo padėjęs numeris 1. Čia pat. Plunksna, plunksna. Kurgi ji? Čia nėra.
Plunksna, plunksna, kur ji? Kur man ras plunksna? Spaikai, palauk. Bet krautuvė vadinasi plunksnos ir sofos. Ar duoda tik 2 daiktus? Atleisk, jaunuoli, plunksnos bus tik pirmadienį. Gal reikia sofos? Aš tikra, kad vieną kažkur turėjau. Štai ji, kriaušytė. Ne kriaušytė, o plunksnytė. Taip. Putpelė, ledas, paplotėlis. Perlinės kruopos. Ne perlinės kruopos, o plunksna. Ne, atleisk, jokių plunksnų neturiu. Velnias. Eikš, vištytė, cip, 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 eikš. 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 Spaikas, atskuba į pagalbą. Spaikai, kviečiau tave, kai vertei namus aukštyn kojom. Pelėdžiukas davė man vieną iš savo plunksnų. Puiku, nuostabu, šalnumėlis. Gal tiesiog pabaigsiu kitus savo darbus, ar gal juos jau nudirbo pelėdžiukas? Ne, dar nemažai liko. Puiku, nes galiu visą naktį nemiegoti ir pabaigti. Vargšas Spaikas, jis pripras. Šiaip jis geras vaikinukas. Spaikai, kas čia? Sakei, kad mano knyga dingo. Pelėdžiukas rado ją vietoj, bet štai kokios būklės. Kas jai nutiko? Na, supranti, aš tiesiog nenorėjau tavęs liūdinti. Ar kada nors matei, kaip čiaudi drakonai? Mačiau, kaip drakonai meluoja. Labai mane nuvylė, Spaikai. Mane pakišai tu. Šį žaidimą gali žaisti ir 2. Ne. O 2. Pelėdžiukas kėsinasi į mano vietą. Aš tai žinau, privalau jam sutrukdyti. Tačiau kaip? Eik, Šopalė, paskubėkim pas jautruolį arbatos. Visai kaip gyva. Ir kai kibirkštėlė ras ją išdraskytą ant grindų, ji pamanys, kad kaltas pelių mėgėjas pelėdžiukas. Ir aš vėl būsiu numeris 1. Vargšas peliukas išdraskytas, ko gero tai pelėdžiukas, nes pelėdos ėda peles. Koks siaubingas paukštis. Jį reikia nubausti, ar ne? Spaikai? Nežinau, kas liūdina mane labiau. Ar tai, kad tu tyčia bandėjai pakišti pelėdžiuką, ar kad mane, jog šis apgailėtinas triukas išdegs? Tu pasidavai pavydui, Spaikai. Aš be galo tavim nusivyliau. Čia ne tas Spaikas, kurį pažįstu ir myliu. Ji manęs nebemyli. Kibirkštėlė manęs nekenčia. Aš sušalau, išalkau, pavargau ir esu vienišas.
Ar gali būti dar blogiau? Rodos taip. Hei. Hei. Kas čia? Jei dėl šito sukūriau tokį kelią, tai tikrai nebegrįšiu namo. Brangakmeniai. Nors mano pilvukas pilna siela vis dar tuščia. Ilgios kibirkštėlės ir ponių, bet ji manęs nebemyli, taigi geriau liksiu čia. Vienas pats. Oho, rodos čia daro šiltą. Gerai, be abejo, gerai veikia oda, bet čia darosi karšta. Ką veiki mano olai? Ir kodėl eidi mano brangakmenius? Labas, drauguži. Nežinau, kad čia tavo ola ir nežinau, kad čia tavo brangakmeniai, bet nepyksti, ar ne? Juk mes kaip broliai, tu drakonas, aš drakonas, mes su tavim vienoj komandoj, ar ne? Aš tavęs nebijau, nors tu ir didelis, labai didelis. Ir tavo nagai aštrutėliai. O, uodega ypač dygliuota, bet aš tavęs nebijau. Kaip tau tai? Mielai pasisvečiuočiau, bet turiu skubėti, iki lekiu. Spaikai, eikš! Malonu tave matyti. Labai tamsu, nieko nematau. Spaikai, mes taip dėl tavęs jaudinomės. Aš dėl tavęs jaudinausi. Kodėl pabėgai? Maniau, kad aš tau nebereikalingas ir tu manęs nebemyli. Spaikai, aišku, buvau tavim nusivylusi, bet tu mano padėjęs numeris 1 ir draugas. Ir visada toks liksi. Tiesiog kartais naktį man reikia pagalbos. Negaliu laikyti tavęs iki vėlumos. Tu vaikas ir tau reikia ilsėtis. Pelėdos naktiniai paukščiai, taigi paprašiau pelėdžiuko padėti, o neužimti tavo vietą. Tavęs niekas negalėtų pakeisti, Spaikai, net kai kvailai pavydė. Atsiprašau, kibirkštėlė, man nederėjo pavydėti. Ir tu man atleis, Spaikai, turėjau būti tau jautresnė. Pelėdžiuk, dabar suprantu, kad nesikėsinai į mano darbą. Ar atleisi man? Ar atleidi man? Spaikui. Jis tau atleidžia, Spaikai. Ei, kaip mane radot? Įsitepė letenas kečupu, pelėdžiukas rado tavo pėdsakus ir pagal juos nuėjom iki patolos. Ak, taip, kečupas, bet atrodė tikroviškai, ar ne? Žinau, kad princesė Celestė norės perskaityti apie tai, kas šiandien nutiko. Galiu pradėti rašyti, kai būsi pasiruošus. Spaikai, gal tu parašyk princesė Celestė ir papasako, ko išmokai. Tikrai? Tai didelė atsakomybė.
Taip, bet mano padėjęs numeris 1 susitvarkys. Mieloji princesė Celestija, čia Spaikas. Rašau jums apie savo nuotykius. Šią savaitę supratau, kad pavydas ir mielas draugystė nepadeda. Taip pat sužinojau, kad meilės užteks visiems draugams. Taigi nuo šiol pasižadu, kad aš, Spaikas... Ak, Spaikai, kas Spaikas? Na, Išvertė Vitalija Košeleva, įgarsino Laima Štrimaitytė. Garso režisierius Vitalijus Ivanovas, išversta ir įgarsinta SDI.